Šiandieną kartu su jumis noriu pradėti skaityti labai įdomią knygą Pasakų karalystė. Ir šiandieną pirmoji pasaka vadinasi 12 mėnesių. Kartą seniai gyveno našlė. Turėjo jį 2 dukreles. Vyresnioji Elena buvo jai tikra duktė, o jaunėlė Marija buvo podukra. Tikrąją dukrą moteriškę taip mylėjo, kad negalėjo apsakyti žodžiais, o podukros baisiai nekentė, nes ji buvo neapsakomai graži. Vargšė mergaitė nesuprato, kad grožį nustelbė seserį, labai kentėjo dėl nemeilės bei nuolatinių pažeminimų ir kaip įmanydama stengėsi įtikti pamotei. Bet to ji kasdien vis labiau nekentė podukros ir vertė ją dirbti pačius sunkiausius, pačius juodžiausius, purviniausius darbus. Tuo tarpu Elena per dienas taipėsi prieš veidrodį, puošėsi gražiausiais rūbais ir visiškai nieko neveikė. Piktoji pamotė ir jos dukra be perstojo plūdo Mariją, kartais net skaudžiai suduodavo, tačiau mergaitė viską kantriai kentėjo. Nors ji buvo nuolanki ir paklusni, pamotė širdis nesuminkštėjo niekada. Ji tik ir galvojo, kaip atsikratyti gražuolės podukros, su savo paikščia dukra dieną ir naktį laužė galvą ir kūrė planus. Kartą sausio viduryje, kai lauke spaudė šaltis, Elena paliepė savo įseseriai: "Eik į mišką, priskink žibuoklių, noriu jų pasistatyti ant stalelio." "Brangi sesute," nustebo Marija, "kaip tau į galvą galėjo šauti tokia mintis? Juk žinai, kad dabar žiema, žemės apsnigta ir žibuoklės tikrai dabar nežydi." "Akiplėša," įtūžusi suriko vyresnioji sesuo. "Kaip drįsti man priešgyniauti? Daryk kaip liepta, jei net neši man žibuoklių į namus, gali visai negrįžti." Pamotė griebė Mariją už pečių, išstumė pro duris į lauką ir užsirakino duris. Gaili verkdama, Marija nuėjo į mišką. Ilgai jį klaidžiojo po mišką, labai sušalo, išalko ir ištroško. Mergaitė pradėjo karštai melsti Dievą, kad jis atsiųstų jai mirtį ir išvaduotų iš šių šalčio kančių. Lauke ėmė temti. Netikėtai, tolumoje tarp medžių ji išvydo šviesą ir visai neskubėdama, nes buvo tamsu, o miškas pilnas medžių, jinai nuėjo į laužo pusę. Priėjusi pamatė kalvos viršūnėje liepsnojantį didžiulį laužą. Aplink jį ant 12 didelių akmenų sėdėjo 12 vyrų. 3 buvo žavūs jaunuoliai, 3 vidutinio amžiaus, 3 seniai, o 3 paskutiniai su ilgomis baltomis barzdomis atrodė visai nukaršę. Visi tylėdami rimojo prie laužo ir žiūrėjo į besiplaikstančią ugnį, visai nejudėdami. Tai buvo 12 mėnesių. Garbusis senis Sausis buvo pats vyriausias. Jis sėdėjo ant didžiausio akmens ir rankoje laikė skeptrą. Iš pradžių Marija labai nusigando ir nebegalėjo žengti nei žingsnio, bet paskui, sukaupusi visą dvasios stiprybę, drebančiu balsu tarė: "Gerieji žmonės, pasigailėkite manęs ir leiskite pasišildyti prie ugnies, aš visu sušalusi." Didingasis Sausis linktelėjo galvą, rodydamas, kad sutinka, ir paklausė: "Vaikeli, ko tu čia atėjai, ko tau reikia vidury žiemos ir naktį?" "Atėjau ieškoti žibuoklių," tyliai ištarė Marija. "Argi tu nežinai, kad dabar žibuoklės nežydi ir kad po sniegu jos neauga?" nustebo senukas. "Kaip galiu nežinoti," atsiduso mergaitė, "bet jei neparnešiu žibuoklių, pamotė ir sesuo išvarys mane iš namų. Gerasis seneli, pasakyk, kur man rasti dabar žibučių?" Tuomet Sausis atsistojo, priėjo prie jauniausiojo iš 12 mėnesių, padavė jam skeptrą ir tarė: "Stokis kove ir užimk mano vietą." Kovas paklausė senelio, atsisėdo ant paties didžiausio akmens ir ištiesė ranką su skeptru virš ugnies. Akimirksniu laužas dar smarkiau suliepsnojo, sniegas nutirpo, ant medžio šakų išbrinko pumpuriukai, sužaliavo žolė, po krūmais pražydo žibuoklės.
Nagi, mergaitė, greičiau skink žibuoklės, paragino Kovas. Marija greitai prisiskynė daug gėlių, visą didelę puokštę, padėkojo 12 mėnesių ir išėjo. Sausis iškart atsiėmė iš Kovos skeptrą, atsisėdo ant didžiojo akmens ir laužo ugnis kaip mat priblėso. Vėl viską aplinkui išklojo storas sniegas, pūstelėjo žvarbus šiaurys, o dangų aptraukė pilki debesys. Kai Marija grįžo namo su žibuoklių puokšte, pamatė iš nuostabos, net amo neteko. Elena užuot padėkojusi išplėšė gėlytės seserį iš rankų ir piktai paklausė: iš kur tu jas gavai? Prisiskyniau, miško pievelėje, atsakė Marija, ten jų dar labai daug, bet aš labai sušalau. Kitą dieną, supdamasi krėslę prie rusenančio židinio, Elena užsigydė žemuogių. Nieko nelaukdama, jie paliepė Marijai pririnkti jų pilną pintinę. Pamatė vėl išvijo vargšę mergaitę į šaltį. Nusvedė į kadintušę pintinę ir pagrumuojo kumščiu, kad neįleis jos į vidų, kol ji negrįš namo su pintinė pilna žemuogių. Per gurgždantį sniegą Marija verkdama bėgte pasileido į mišką. Laukymėje ji vėl išvydo 12 mėnesių, tyliai rymančių prie laužo. Ką tu čia vėl veiki? Kodėl atėjai, miela mergaitė? Švelniai paklausė žilagalvis Sausis. Kas atsitiko? Ko tau reikia šį kartą? Aš privalau pririnkti pintinę žemuogių, drebėdama nuo šalčio atsakė Marija. Jei neparnešiu, pamatė išvis mane namo. Sausis atsistojo, priėjo prie birželio ir tarė jam. Štai, imk mano skeptrą ir sėsk ant mano akmens. Birželis padarė kaip liepiamas, atsisėdo ant paties didžiausio akmens ir ištiesė ranką su skeptru virš laužo. Suvilnijo, suūžė ugnis ir liepsniniai liežuviai pakilo dar aukščiau nei praėjusį kartą. Akimirksniu nutirpo sniegas, sužaliavo medžiai ir žolė, linksmai sučiulbėjo paukščiai. Pasidarė šilta, gera kaip vasara. Miško pievelėje paraudonavo nuo prinokusių žemuogių. Marija netaiktelė iš susižavėjimo. Greičiau rink žemuogės, mergaitė, pasakė birželis. Mergaitė greitai pririnko pilną pintinę uogų, padėkojo savo geradariams ir patraukė namo. Sausis atsisėdo ant didžiausio akmens, laukuose vėl ėmė stūgauti šiaurės vėjai ir tamsoje subalavo sniegas. Kai Marija grįžo namo, nešina pilną žemuogių pintinėlę, pamatė ir jos dukrytė iš nuostabos net akys ant kaktos iššoko. Jos pripuolusios suvalgė visas žemuogės, nepalikdamas Marijai nemenkiausios uogytės. Anksti rytą Elena pašaukė seserį ir irzliai pasakė. Noriu obuolių, supratai? Greičiau dumk į mišką ir parnešk man didelių prinokusių skanių obuolių. Bet dabar žiema, sesė, bandė prieštarauti Marija. Kur aš tau rasiu obuolių tokiame šaltyje? Ką, kaip dristi priešginiauti, suriko sesuo. Tik pabandyk grįžti tuščiomis rankomis, galėsi bastytis po pasaulio elgetaudama, tau čia vietos nebėra. Nebuvo ką dar, ir nubrido Marija per giliausias pusnis vėl atgal į mišką. 12 mėnesių vis dar sėdėjo prie stebuklingojo laužo, jie iš tolo pamatė ateinančią mergaitę ir Sausis jai sušuko. Kasgi čia dabar? Tu ir vėl atėjai. Rydama ašaras ir drebėdama nuo šalčio Marija atsakė. Pamatė ir sesuo žada išvyti mane iš namų, jei šį kartą neparnešiu obuolių. Stokis rugsėjai, tarė gerasis Sausis, eik į mano vietą ir atlik savo darbą. Rugsėjas atsisėdant didžiausio akmens, jis ištiesė ranką su skeptru virš ugnies ir laužas įlepsnojo dar smarkiau. Sniegas nutirpo, bet medžiai nesužaliavo, tik nuo jų šakų ėmė kristi geltoni lapai. Aplink styrojo nuvytusios gėlės, o parudavusios žoles šiureno vėjas. Pievos viduryje augo obelis, jo šakos svyro nuo didžiulių raudonų skanių obuolių. Pribėgusi prie obels, mergaitė nebežinojo, kurį ir skinti. Visi buvo vienas už kitą didesni, gražesni ir vienas už kitą skaniau kvepėjo. Ji papurtė medelį ir keli obuoliai nukrito ant žemės.
Marija jų susirinko ir atsargiai susidėjo pintinę. Tuomet rugsėjis tarė jai: paskubėk, vaikeli, jau vėlu, greitai pradės temti ir tu neberasi kelią namo. Mergaitė padėkojo dosniajam rugsėjui ir nešina pilna pintinio obuolių patraukė namo. Pamačiusios nuostabiausius, prinokusius, gražiausius obuolius, pamatė su dukra visiškai apstulbo. Galiausiai Elena stvėrė pintinę su obuoliais ir piktai paklausė sesers: tu man dabar sakyk greičiau, nedorėlė, iš kur tu juos gavai? Miško pievelėje, atsakė mergaitė. Tad ant obelsių dar labai daug likę. Nespėjo vargšė Marija atsakyti, kai tužusi Elena skaudžiai šėrė jai per skruostą. Gailiai verkdama, mergaitė nuėjo virtuvę, o piktoji pamatė ir sesuo puolė valgyti pačius sultingiausius ir skaniausius obuolius. Kitą rytą Elena pasakė: šiandien aš pateisiu į mišką rinkti obuolių. Jie tokie neapsakomai skanūs, prisirinksiu tiek, kiek įstengsiu panešti. Motina bandė atkalbėti dukterį, bet toji užsimanė eiti ir viskas. Jie apsivilko kailinius, galvą apsirišo šilta skara, apsimovė pirštinis ir išėjo į mišką. Dieną smarkiai snigo ir visi keliai buvo visai užpustyti. Ilgai braidė piktoji sesuo po pusnis, pavargo ir visiškai pasiklydo. Pagaliau tolumoje išvydo šviesą ir nuėjo į tą pusę, iš kur jis sklido. Tai buvo tas pats laužas, prie jo sėdėjo 12 mėnesių. Akimirką Elena nustebo, bet greitai susitvardė. Neatsiklausiusi puolė prie laužo ir ėmė šildytis sužvarbusias rankas. Ko čia atėjai? Paklausė jos ausis. Koks tavo reikalas, nukaršęs seniokė, šiurkščiai atrėžė Elena. Nekišk nosies, kur nereikia, verčiau žiūrėk savo reikalų. Akimirksniu dangų aptraukė švininiai debesys, laužo liepsna, pasiplaikščiusi vėjyje, beveik visai užgeso, iš jos liko tik kelios vos rusenančios žarijos. Ėmė smarkiai snigti, įsisiautėjo ledinis vėjas, visiškai sutemo. Pikčiurna Elena ničnieko nebematė, tik iš visų pusių krintančio tiršto sniego šydo. Nebepadėjo nei kailiniai, nei šilta skara su pirštinėmis ir per naktį ji visiškai sušalo. Tuo tarpu motina, nerimaudama nekantriai, laukė grįžtančios dukters. Laikas ėjo. Pasidarė labai vėlu, o Elenos kaip nėra, taip nėra. Pamaniusi, kad duktė, rinkdama obuolius, užsimiršo ir nebenutuokia, kiek dabar yra valandų, motina nutarė eiti juos ieškoti. Įžengusi į mišką, ėmė šaukti Eleną, bet atsako taip ir negavo. Ilgai jį klaidžiojo po mišką, tikėdamasi užtikti pradingusios dukters pėdsakus, bet galiausiai pati neteko jėgų, griuvo į pusnį ir taip pat sušalo. Likusi viena Marija pasitaisė savo vakarienę, viską aplinkui susitvarkė, o kad neprailgtų laukti pamatės ir sesers, sėdo verkti. Belaukiant atėjo vakaras, paskui naktis, bet nei viena, nei kita negrįžo į namus. Ankstų rytą medkirčiai parvežė rogėmis 2 moterų kūnus, rastus miške. Marija atpažino, kad tos 2 nelaimėlės jos pamatė ir įseserė ir ėmė graudžiai raudoti. Ta akimirką jau užmiršo, kaip jos žiauriai su jie elgėsi ir nuoširdžiai jų gailėjo. Marija liko viena dideliame name, bet kadangi buvo graži, geraširdė ir darbšti mergaitė, netrukus ištekėjo už vieno puikaus jaunikaičio. Ilgainiui užmiršo visus vargus bei nelaimės ir gyveno gražiai ir laimingai. Ir karts nuo karto atsimindavo, kaip gilią naktį rado miške laužą, prie kurio sėdėjo 12 mėnesių. Ir kaskart tie mėnesiai jai padėdavo tai prisiskinti žibučių, tai prisirinkti pilną pintinę žemuogių ar prisiskinti obuolių. Būkime ir mes geri ir paslaugus, lygiai tokie pat kaip šios pasakos herojė.